Sveiki, mylieji, Sigita iš Gyvatų čia. Šiandien apie našlaitę. Žinome, darželiuose auginamą laukinę našlaitę. Daug jų iš tikrųjų rūšių yra. Jos gerai žinomos kaip dekoratyvinės gėlytės, auginamos ir balkonuose. Ir atrodytų, kągi čia apie jas kalbėti ir rašyti, visi jas žinome. Bet aš vis dėlto pabandysiu. Tai, prie ko esam pripratę, dažnai mes nuvertinam. O ir lietuviškas pavadinimas šios gležnos gėlelės, mano supratimu, visiškai netitinka jos charakterio ir būdo. Išgirdus lotynišką žodį viola, pirmiausiai gali į galvą ateiti muzikos instrumentas, violončelė, garsėjantis sodriais švelniais tonais, kurie papildo orkestrinės aranžuotės ar kamerinės muzikos ansamblius. Tačiau yra ir kita viola pusė, kuri neapsiriboja jos muzikiniu meistriškumu. Iš tikrųjų, viola augalas, kuri turi daug rūšių ir porūšių, kokių tik jų nėra. Ir dirvinių, ir šuninių, ir šlaitinių, ir aukštųjų, ir žemųjų, dar yra geriau žinomų kvapiųjų ir trispalvių. Šios dvi paskutinės geriausiai žinomos, kaip vaistiniai augalai, ir pasižymi daugybę kulinarinių, vaistinių ir net estetinių savybių, kurios puoselėjamos jau šimtmečius. Našlaitinių šeimai priklausantis augalas yra kilęs iš Europos ir Azijos, nors dabar jo galima rasti įvairiose pasaulio vietose. Šį mažą augalą galima rasti drėgnose, pavėsingose vejose, taip pat šalia takų ir kelių, kai kurios rūšys auga miškuose, kitos pelkėse. Jei renkate gamtoje, yra ir nykstančių našlaičių rūšių, kaip pavyzdžiui viola stagnina ir kitos, todėl žinokite, kokio statuso yra šie augalai, žinokite, ką renkate ir nerinkite, jeigu jų yra nedaug. Tai unikalūs ir švelnus maži miško brangakmeniai, todėl turime juos saugoti, kaip ir jie mus saugo. Stebina tai, kad našlaičių žiedai ne tik malonumas akims, jos taip pat gali būti puikus kulinarinių patiekalų priedas. Žiedai yra šiek tiek saldaus ir žolinio skonio, todėl puikiai tinka salotoms, desertams ir net gėrimams gardinti. Jų žiedlapius galima cukruoti, naudoti pyragams puošti arba užšaldyti į ledo kubelius ir taip elegantiškai pagardinti kokteilius. Šimtmečius našlaitės buvo vertinamos dėl savo gydomųjų savybių. Jos sudėtyje yra tokių junginių flavonoidai, saponinai ir gleivės, kurie siejami su įvairiomis sveikatai naudingomis savybėmis. Tradicinėje vaistažolių medicinoje našlaitės buvo naudojamos kvėpavimo takų ligoms lengvinti, odos sudirgimams malšinti ir limfos bei šlapimo takų sveikatai palaikyti. Štai keletas našlaičių poveikių. Priešuždegiminis ir antioksidacinis poveikis. Flavonoidai esantis našlaitėse pasižymi stipriomis priešuždegiminėmis ir antioksidacinėmis savybėmis. Todėl jie naudingi kovojant su oksidaciniu stresu ir mažinant uždegimus organizme. Tai augalas, kuris dar vadinamas priešvėžiniu augalu, nors nesu tikra, ar sutinku, kad vaistas būtų vadinamas priešvėžiniu. Kaip alternatyvusis vaistas, jį konkrečiai orientuojasi į limfinę sistemą, kurią veiksmingai valo esant infekcijai. Čia jį paprastai vartojama siekiant išvalyti nešvarumus ne tik iš limfagyslių, bet ir iš kraujo tarp ląstelinių skysčių, sąnarių ir odos. Dar kitas poveikis našlaitės yra pavasarinis maitinamasis tonikas, kaip tik dabar nuostabus augalas, jau po truputėlį kylantis ir miškuose, ir mūsų darželiuose. Našlaitės yra maistas, todėl ji yra gana universalus augalas, nes yra ne tik vaistas, bet ir pavasario tonizuojanti priemonė. Lapus ir žiedus galime naudoti salotoms, sriuboms, sultims, kokteiliams, pesto padažams, brendžiui, midui ir net užšaldyti ledo kubeliuose, kad mūsų burbuliuojantis gėrimai būtų gražūs. Žiedai suteikia ne tik gražią spalvą, bet ir gardų skonį, bei prideda drėgmės sausiems ir atrofuotiems kūno audiniams. Šiuose augaluose taip pat gausu mineralų ir vitaminų panašių į dilgėlių, daug vitamino A ir C, taip pat kalcio ir magnio. Todėl tiems, kurie mano, kad dilgėlės per daug sausina jų organizmą, pabandykite vietoj jų naudoti našlaitės, kad pavasarį po ilgų žiemos mėnesių gautumėte pavasarinį postūmį ir maisto medžiagų.
Našlaitės taip pat naudojamas kvėpavimo takų sausumui ir dirginimui palengvinti. Jos klasikiniu būdu naudojamas sergant bronchitu ir kokliušu, tačiau geriausiai tinka, kai kvėpavimo takų gleivinės audiniai yra sausi ir karšti. Padės nuraminti ir atvėsinti bronchų medžio sudirgimus, kai kiekvienas įkvėpimas tarsi nori sukelti intensyvų kosulio priepuolį, nes audiniai labai uždegti, labai uždegiminiai ir jautrus. Ji padės nuraminti sausą kosulį ir padaryti jį produktyvesnį, nes sudrėkins gleivinę. Limfos atrofija ir sąstingis tai dar kitas našlaitės poveikis. Ji naudinga, kai patinsta limfmazgiai, susikaupia skysčiai ir po infekcijos jaučiamasi ne visai gerai. Kai jau nebesergate, bet vis dar nesijaučiat gerai. Paprastai taip nutinka dėl sistemoje užsistovėjusių ląstelių liekanų ir negyvų bakterijų ar virusų išskiriamų egzotoksinų, kurie palaiko žemo laipsnio karščiavimą ir uždegiminę būklę. Tokie augalai kaip našlaitė puikiai padeda išvalyti visas medžiagų apykaitos atliekas, kraują ir limfą, bei sumažinti uždegiminį krūvį. Našlaitė taip pat naudojama odai ir iš išorės, ir iš vidaus. Gali būti naudojamos įvairiais būdais, bet dažniausiai tai yra aliejus arba tepalas. Naudinga net pasigaminti arbatą ir ją pamirkyti skudurėlį ir uždėti ant odos. Taip pat naudinga sukramtyti kelis lapus ir naudoti juos kaip kompresą ar net kaip vonę. Kai kurie iš daugelio simptomų gydomų našlaitėmis yra šie: egzema, psoriazė, aknė, limfotakos patinimas, bėrimai, žaizdos ar bet kokios sausos ir uždegiminės odos būklės. Žinoma, lėtinės odos ligas visada reikia gydyti iš vidaus ir ieškoti jų priežasčių, nes tik išorinis naudojimas gali jas tik nuslopinti, o ne išgydyti. Tradiciškai našlaitė buvo naudojama ir mėlynėms gydyti. Našlaičių žmogus psichologiškai atrodo taip. Dažnai būna labai nedrąsus ir drovus, galbūt socialiai nerangus ir nervingas prie kitų žmonių. Jie linkę būti labiau intravertiški. Našlaitės yra gera pagalba, kai emocinės traumos bei įsitikinimai susijęs su baimėmis, negebėjimu susitvarkyti su emocijomis, kurios apima socialinėme gyvenime, uždaro žmogų savo viduje. Ji gali palengvinti socialinio nerimo sindromą, kai baimė patirti platų spektrą neigiamų emocijų neleidžia žmogui laisvai ir gerai jaustis tarp kitų žmonių. Kai žmogus vaikystėje patiria nepriėmimą ar dėmesio trūkumą, patiki, kad kažkas su juo negerai, ilgainiui kiekvienoje situacijoje, kurioje jis to dėmesio pareikalauja ir gauna neigiamą reakciją, kaupiasi nusivylimas, nepasitenkinimas, pyktis ir kitos emocijos, kurios sociume yra laikomos neigiamomis ir jų reikšti tarsi negalima. Tokias emocijas vaikas, o vėliau ir suaugęs žmogus išmoksta nuslopinti, suspausti savyje, ignoruoti jas ir panašiai. Tos emocijos ir jausmai tarsi susipresuoja tam tikroje kūno vietoje, o našlaitė švelniai drėkindama ir vėsindama susikaupusi pyktį, nepasitenkinimą, nusivylimą ir kitas emocijas išlaisvina ir išvalo per limfą. Gležna ir trapi našlaitė mus moko atrasti stiprybę, drąsą ir galią pažeidžiamume, jautrume ir atvirume. Jei nori sužinoti daugiau apie našlaitę, užsuk į Gyvatos LT puslapį. Ten rasi ir straipsnį apie našlaitę, ir visą monografiją apie ją, kurioje plačiai ir išsamiai gali sužinoti apie šitą augalą, jo taikymą ir receptus. Tai tiek šiandien apie našlaitę, kurios jau galite eiti ieškoti ir dabar. Iki!